Pristatau Jums galimybę kurti papildomą važtaraščių tipą, tai įmonės vidinis važtaraštis. Kam jis reikalingas? Jeigu norite perkelti vienas prekes iš vieno sandėlio į kitą, kad būtų sklandesnis, lengvesnis pardavimo procesas, tai galės jau atlikti mūsų sistemą, užregistruoti tokius pokyčius. Tai kaip tai atlikti? Keliaujame į važtaraščius ir paspaudžiame sukurti važtaraštį. Kuriant važtaraštį, ties pavadinimu jį paspaudus galėsite pasirinkti, kad įmonės vidinis važtaraštis, pasirinkti seriją, pasirinkti išrašymo vietą, iš kurio sandėlio norime perkelti prekes į kurį. Įsivedame adresą, privalomas laukas ir pasirinkame produktą, kurį mes norime perkelti. Pasirinkame, kokį kiekį mes norime perkelti. Ir jeigu norime, rodome kainas, jeigu nenorime, nerodome. Lygiai taip pat pasirinkame ir mato vienetą arba daugiau prekių. Spaudžiame sukurti važtaraštį ir matysime ir santrauką, matysime ir galime parsisiųsti patį važtaraštį, bei matysime, iš kurio sandėlio buvo perkelta į kurį sandėlį šitą prekę. Tai keliaujame į sandėlių sąrašus ir parodysiu, kaip tas pokytis atrodo. Žemiau matysite, kad į pagrindinį sandėlį mes perkeliame 3 prekes ir iš įrankių sandėlio mes tas 3 prekes išėmėm. Tai likučiai atsinaujins ir jau šiuo metu tuos 3 vienetus jau galėsite parduoti iš pagrindinio sandėlio parduotuvės. Tai gero naudojimo ir iki.